nors ir po ilgo laiko, tačiau grįžtam su antru epizodu. Su manim šiandien yra Mantas Černauskas, kuris atstovauja Kauno Lituanikos klubui. Sveiki. Labą vakarą. Tai pradėsim nuo pačios pradžios. Tai kaip, kada ir kur pradėjote žaisti beisbolą? Kaip jūs iš viso šį žaidimą atradot? Nežinau, čia turbūt kiemo draugų įtaka buvo. Jie šiek tiek vyresni gal buvo porą metų už mane. Tiesiog jie buvo pradėję žaisti. Mokyklai pačiai treneris treniruot pradėjo. Ir kieme pradėjom žaisti truputį. Užkabino, nuėjau Ir iki dabar. Iki dabar. Vis tiek kieme, kaip sakėt, pradėjau žaisti kieme. Tai žaisdavot ir kitus žaidimus, taip? Ten kokį kvadratą, futbolą. Kodėl būtent beisbolą pasirinkot? Aš nežinau, tiesiog tuo metu gal buvo toks momentas, kada pradėjom žaisti. Tai būdavo visko, žaidėm ir futbolą, ir krepšinį žaidėm, bet dėl ko aš gal sekėsi labiau, gal dar kažkas. Tai vienu metu net lankiau 3 sporto šakas, galima sakyti, tai ir į visas 3 sporto šakas į treniruotės eidavo. Tai tiesiog kažkaip pasiliko tas. Ir kadangi jau beisbolą žaidžiat ilgai, ir jisai tikrai, manau, nuo to laiko, kada pradėjo žaisti, iki dabar yra pasikeitęs Lietuvoje. Taip. Tai kaip galėtumėt pasakyti, kaip jisai pasikeitė, kaip jis atrodė tada, kai pradėjo žaisti beisbolą ir kaip atrodo dabar? Sunku čia šitą taip klausimą greit atsakyti, bet pradžiai tiesiog paprasčiau viskas būdavo, reikėdavo mesti ir atmušti ir pagauti numesti, o paskui reikėdavo jau vėliau kas tapo, tai galvoti, kur ką mesti, kad būtų sunkiau atmušti. Tai tiesiog tokie gudravimai, ar kaip čia pavadinti, tas toks išmanimas to sporto labiau įtakoja. O žmonių kiekis pačiam beisbole, jisai yra padidėjęs, ar kaip tik gal pamažėjęs? Čia gal tokiam bangom buvo iš tikrųjų. Buvo kada ir nemažai. Aišku, čia sunku irgi lyginti, kai vaikas buvo ten visą laiką, pas vaikus daugiau turbūt ateidavo į treniruotės, daug atkrisdavo ir paskui tokiam bangom būdavo labai sumažėję, dabar vėl kaip ir matosi, kad daugėja, bet įdomu, kaip sunku šitą atsakyti šitą klausimą, nes taip labai prisiminti sudėtinga, bet jo, tokiam bangom gal būdavo daugiau, paskui mažiau, paskui vėl daugiau. Ir pereinant prie jūsų pačio žaidimo, kokia pozicija jūsų yra mėgstamiausia? Kokio jūs žaidžiat gal? Tai dabar geriausiai, ką turbūt ir moku daryti, gaudytojo poziciją, nes ilgą laiką esu, kaip ir tu gaudau. Tai turbūt toj padėti ir lengviausia man. Esu daug žaidęs ir kitose pozicijose, bet nežinau, kažkaip pasilikau tiesiog. Šią vasarą, kai vyko Lietuvos čempionatas beisbolo, prieš kurią komandą jums būna sunkiausia žaisti? Sunkiausia žaisti prieš Vilnių būna, bet Vilniui. Kažkaip, nežinau, sudėtingai ten buvo praeitą sezoną. Manau, ir užpraeitą ten nelabai kažkaip ta aplinka, gal aplinka, nežinau, bet šiaip jau prieš Vilnių vis tiek. Stipri komanda, tai ir būna, kad sunkiausia. Jūsų komanda Kauno Lituanika turi labai didelį sirgalių palaikymą. Ar tai padeda? Ar tik atrodo tada, kad reikia kažką įrodyti ir labiau jaudulys sukyla ir tada sunkiau žaisti? Jaudulio nejaučiu. Iš tikrųjų, sirgaliai labai smagu, kad yra, labai gerai, kad yra, bet man tiesą sakant, per varžybas aš net kažkaip dėmesį sutelkiu į žaidimą ir sirgalių iš tikrųjų nelabai aš matau. Girdžiu, kad šaukia, reikia tam palaikymus tos, bet šiaip asmeniškai nesikoncentruoju į sirgalius ir tikrai nežinau, net aplinkui realiai net nesidairau, tai net nepastebiu iš tikrųjų, kiek ten yra, tik po varžybų pasako, kad buvo tiek ir galvoju. O, geras.
Kaip pas jūs atmosfera komandoje pačioj? Vis tiek yra tiek ir vyresnio amžiaus žaidėjų, tiek ir jaunų žaidėjų. Kaip išeina sutarti su komanda? Ar būna kažkokių tais nesutarimų tiek dėl amžiaus, tiek dėl amžiaus skirtumų, tiek dėl gal pačio noro žaisti beisbolą? Na, tokių nesutarimų tai nėra kaip ir dabar tikrai atmosfera komandai tikrai draugiška, daug kartų treniruojamės. Tai to tokio, čia būna nesutarimai gal labiau, kad tą jaunimą tie vyresni labiau nori dar pamokyti, dar kažko patarti, tai tik dėl to gal. O ar jaunimui čia smagu tą girdėti ar ne, gal jie galvoja, ką jūs čia aiškinat, ar dar kažką tai. Bet, tik tiek, o šiaip tai tikrai santykiai tai nėra ten, kad jaunesni, vyresni, tai... O pats, kai sakė dabar, kad vyresniai nori pamokyti jaunimą, kai pradėjot žaisti pats beisbolą, buvo kas jumis pamokė? Ar davė gal kokį patarimą, kuris iki šios dienos išlikęs? Ne, tokio, kad iki šios dienos neatsiminčiau, bet kažkaip didžiausiai įtaką tai turbūt treneris vis tiek darė. Treneris ir tiesiog ir išlygė tas. Kalbant apie visą jūsų karjerą, visą žaidimą, kokį pasiekimą laikytumėt svarbiausiu savo karjerą? Buvo, kai papuolėme po grupį į aukščiausią Europoje tarp klubinių. Tada Bulgarijoje žaidėme, tada papuolėm ir tada buvo tikrai smagu, kad važiuosim. Iš tikrųjų, kaip ir šiemet, jau pernai, kai žaidėm su rinktinė čia. Ir kai laimėjom irgi papuolėm į tą Europos čempionatą. Tai irgi tas toks džiaugsmas buvo, kad iš tikrųjų tiek laiko praraidęs ir pirmą kartą į tokį papuolam, tai tas smagu buvo prisidėti prie tos pergalės ir toks akimirkos tokios iš tų tokių, kur papuoliai visi aukštesnį lygį. O daugiau tai nežinau. Dabar užsiminėt apie vasarą vykusią Europos kvalifikaciją. Tai kurios varžybos buvo sunkiausios ten? Aš manau, kad paskutinės, finalinės. Prieš Lenkiją. Prieš Lenkiją ten ir žaisti ir žiūrėti buvo sudėtinga. Kas tokio sunkaus buvo? Vis tiek laimėjot? Buvom etapo varžybose pranašesni, bet finalo varžybose taip gavosi, kad nebuvo ten taip labai to nesimatė pranašumo, nes tikrai ten tas rezultatas keitėsi daug kartų ir galėjo bet kuriuo momentu pakreipti į bet kurią pusę. Tai tikrai nebuvo ten tokio labai didelio pranašumo, gal sakyčiau, bet nieko, parodė charakterį. Kuo vis tiek, bėgant laikui, tikrai Lietuvoje beisbolas atsigauna, gerėja tiek žaidimas, manau, ir panašiai. Kaip manot, kas lėmė tai, jog šiais metais ir praeitais metais kvalifikacijai vis dėlto pavyko nugalėti ir išeiti į Europos čempionatą? Čia susidėjo turbūt daug dalykų, eilę metų, kur jau niekaip nepavykdavo papulti. Tas įdirbis, ta komandos rinkimas, trenerių įdirbis į komandos subūrimą, turbūt sukviesti kuo daugiau, kuo geresnių žaidėjų. Tai aišku, smagu, kad ir daug kas, kaip pasakyti, sutiko dalyvauti rinktinį. Kas iš tikrųjų nėra turbūt paprasta kaip visiems susiburti, sužaisti draugiškai ir atsakingai. Tai tas buvo turbūt tikrai sunku. Ir pasiruošimas, aišku, iš tikrųjų pats daug ką duoda. Rinktiniai buvo taip pat žaidėjų lietuvių, kurie žaidžia dabar Amerikoje. Taip. Jaučiasi, jog žaidimas pats yra kitoks, tiek jūsų, tiek jų? Manau, stipriai jaučiasi, kur žaidžia užsieniuose žmonės ir kurie Lietuvoje. Tai
gan stiprus yra skirtumas, tai pagalba yra begalinė iš atvykusių žaidėjų. Ir kai laimėjote tas rungtynės kvalifikacijoje, kaip šventėt pergalę? Nežinau, tiesiog pasidžiaugiam tuo momentu, kai laimėjom, buvo geras 10 minučių, kur negali patikėti kartais, džiaugiesi, kad laimėjai, o tiesiog paskui buvo ilgas kelias dar namo laukia, tai iš karto, tai nebuvo ten tokia labai didelė šventimo, tiesiog sustojom, turėjom keli žmonės nuvežti į Varšuvą, kaip skrydis jau buvo kitą dieną, man atrodo, tai pačioj Varšuvai prieš išleisdami į viešbutį buvom sustoję kavinėj, tiesiog pasėdėjom, paskui mašinas ir namo. O tikėjotės pats per savo karjerą beisbolo išvažiuoti kažkur į užsienį? Ar buvo tokių pamąstymų? Žaisti? Jo. Buvo, gal ir buvo, bet niekam kažkaip taip... Ne, ta prasme, būčiau išvažiavęs, jeigu būčiau gal geresnis, ar dar nežinau, kaip čia atsakyti šitą klausimą, bet būčiau neprieštaravęs turbūt išvažiuoti į kitą šalį, bet... Kurioje labiausiai būtumėt norėjęs žaisti? Sunku pasakyti. Aišku, į Ameriką būtų smagiausia turbūt populiari sporto šaka, bet čia kaip ir svajonė, kad būtų buvus, kad išvažiuoti į Ameriką. Daugelio mūsų šalies sportininkų, beisbolistų toks noras būtų žaisti Amerikai, bet ne visiems tiesiog pasiseka arba labai mažai kam pasiseka, tai tas tai. O beisbolą tik žaidžiat, ar pavyzdžiui žiūrit ir rungtynės? Tiek Amerikos gal? Kartais pasižiūriu, retai, bet pasižiūriu. Neturit mėgstamiausios komandos? Ne. Irgi per visą tą laiką, kiek žaidžiat, kokios buvo pagrindinės kliūtys, gal turėjo traumų? Per tokią gan ilgą tikrai karjerą yra buvę visko, tai yra ir traumų buvę, ir operacijų, ir pagijimų, ir visko yra buvę. Dar ir darbas prisidėdavo, kartais traumos atsitikdavo darbe, tai tokių yra, visokie įvykę, bet kol kas kažkaip dar. Nebuvo pamąstymų, kad jau viskas užtenka žaisti, nebežaisiu? Tie pamąstymai dažnai ateina, kad jau gal laikas būtų, bet... Bet dar greitų metų neplanuojat, spėju? Nežinau, negaliu šitą klausimą atsakyti. Treniruotės. Kaip pradėjau žaisti ir dabar, jos keitėsi vis tiek. Pasikeitė metodai, ką treniruot labiau, ką mažiau, kaip jos keitėsi? Šiaip labai pasikeitė nuo pat pradžių, kai buvom dar pati pradžia, tokios paprastos treniruotės, taip lauke kažkaip, arba mokyklos sporto salėje ten kartais žiemą. O vėliau treneris buvo Sigitas Kamandulis, tai su juo daug gaudavom laiko KK manieže. Tai aš manau, tas momentas buvo ten, kur stipriausias treniruotės buvo, daug įtakos buvo treniruočių įdėta, ten daug darbo, tai rezultatai tada irgi buvo atspindėti, manau. O paskui buvo toks momentas, kada nuslopo, turbūt su to pačiu, kad Sigito Kamandulio išėjimo iš vyriausio trenerio. Tada tos treniruotės vėl tokios šiaip susilpnėjo. Paskui tos aikštės praradimas, bet tą aikštę dabar naują kai gavom, čia jau prieš 3 metus, bet irgi ten su tokiais trūkdžiais. Tai treniruodamas stipriau, tai silpniau, o dabar jau, kai aikštės klausimai išspręsti, tai kažkaip vėl viskas stojasi į vėžes ir tos treniruotės ir žiemą dabar neblogai visai ir susirenka ir nori sportuoti, tai tikrai irgi daro įtaką, manau, ir tas aikštės atsiradimas, tai čia irgi daug prisideda. O dabar
užsiminėte ir apie kitą trenerį. Kiek jūs trenerių turėjote? Daug aš jų kaip ir neturėjau. Iš tikrųjų turėjau vieną. Gintaras. Čia pats Pats pirmasis? pirmasis buvo. Paskui Petras Vilčinskas. Paskui Sigitas Kamandulis. Paskui, nežinau, Donatas Maciulevičius turbūt ir dar su momentais gal su Will Gordon. O dabar gal Swinding. O Kiek čia 5, gal 6, gal kokio dar ir neprisimenu, kuris trumpai ten buvo kokį trumpam laiką. tik tiek. Tik tiek. O sunku yra prisitaikyti vis tiek prie trenerių kažkokiu tai metodu, nes vis tiek visi skirtingai treniruoja. Manau, kad kas nori, tas sportuotojai prisitaiko. Aišku, gal šiaip man asmeniškai nebuvo sunku prisitaikyti. Vis tiek, kai gerbi trenerį, tai klausai jo, darai ir aišku, žiūri, kas ten paskui ar yra rezultatas ar nėra. Ką jūs patartumėt jauniems žaidėjams, kurie nori tobulėti? Patarčiau, kad tau nenusiminti, jeigu kas nesiseka ir stengtis. Jeigu nori to pasiekti, tikėtina, kad ir pasieksi. O ką taip konkretaus dalyko tokio, nežinau, neturiu. O pats per treniruotės duodat jauniems žaidėjams kažkokių tai pamokų? Kartais gal kokią smulkmeną ir duodu, bet šiaip labai tikrai nesistengiu kištis į kažkaip nesijaučiu treneriu, tai neduodu. O kaip jūs pats ruošiatės tiek fiziškai, tiek psichologiškai rungtynėm? Fiziškai tai treniruotėse daugiau, tai... Neturiu kokį nors būtent kaip va prieš rungtynės ten tiek ir tiek treniruočių, ten jas stipriau daryti, ar būtent kažkokią tai dalį treniruoti Neturiu tokio, tiesiog stengiuosi kuo daugiau treniruočių nueiti, kiek galiu, aišku, neįmanoma turbūt į visas nueiti, o šiaip tai atiduodi tiek, ką gali, ką sugebi ir tiek. O nesusigalvot kokių ritualų, pavyzdžiui, kad va jeigu tą dieną išlipu dešinę koją iš lovos, tai jau laimėsim. Nėra jokių ritualų. Tiesiog stengiuosi nevėluot, viskas laiku, kad būtų, nes kad nereikėtų skubėti. Aišku, irgi kartais aplinkybės reikia kartais paskubėti, tai tas suirzimas, bet jeigu viskas pagal planą, neskubant, tai tiesiog savo gerą emociją praeidė varžybas. Ar neteko niekada, pavyzdžiui, pagalvoti, kad gal tapt kokiu treneriu beisbolo arba teisėju? Ne, asmeniškai ne, bet visą laiką iš aplinkinių sakydavo, jau laikas jau čia baigti, jau reikėtų gal trenerius kokius, čia mama dažniausiai vis. Gal trenerius kokius trenerius, nebūsiu aš galvoju treneriu, čia vis tiek. Kodėl? Tas gan tikrai atsakingas darbas toks, kur nežinau, ar turėčiau sugebėjimų. Visų pirma, tai tik vien dėl to. Ir nemanau, kad paprasta būti treneriu, tai... Kokių manot savybių reikia geram beisbolininkui? Žinoma, reikia turėti charakterį, fizinius gabumus. Dirvas toks yra, dar ir daug galvoti reikia. Mąstančio žmogaus. Mąstančio, mąstyti daug reikia. Tai daug tokių niuansų yra, kur tikrai susigaudyti nėra taip paprasta, bet aišku, viskas išmokstama, tai manau, užsispyrimo, noro ir pavyks būti geru beisbolininku. Vis tiek, per visus tuos metus esat žaidę daug, spėjau, ir tarptautiniuose turnyruose.
Koks įspūdingiausias stadionas, kokį esat matę? Įspūdingiausias, tai esam su jauniais laimėję Little Lygą ir tada važiavom į Ameriką. Laimėję ir ten buvo tikrai tada įspūdingas stadionas, nes dabar gal aš blogai prisimenu, bet visą laiką man tas aikštės dydis labai buvo įspūdingas, kad ten 440 pėdų, man atrodo, per visą aikštelę buvo, tai ten ir dabar net pasižiūri, net tie profesionalaus beisbolo stadionai net ne visi tokio dydžio, tai man tada tikrai atrodė ten tos tribūnos ir viskas, tai kur aš pažaidžiau. O šiaip čia esu buvęs ir porą varžybų gyvai žiūrėjęs Amerikoje, tai smagu buvo, kur ten tribūnos įspūdingo dydžio ir žiūrovų kiekiai, tai tas būtų gal įspūdingiausia gyvai varžybą žiūrėti. Kiek metų buvo? Aš buvau vyriausias, tada man buvo 18 gal man buvo, man atrodo, kai Ameriką važiavom, kai laimėjom dar, man atrodo, o gal ir tada buvo. Aš dabar neprisimenu, ar mes tais pačiais metais važiavom, kai laimėjom, ar kažkaip išgaravę, bet atrodo, gal kitais metais važiavom. Tai važiavau tai 18 į Ameriką. Kaip jums sekėsi suderinti, sakėt, kiek dirbat, kartais sunku į visas treniruotės, kaip sekėsi suderinti darbą su sportu? Darbas su sportu nėra labai sudėtinga, gal man suderintas darbas toks gan labai, jisai man lengva būdavo susitarti, tarkim, su darbdaviais, ar dar, kad man čia taip, tai tas laikas, bet sunkiau gal su šeimos reikalais derinti. Tai va tas truputį, nes tikrai daug laiko, tarkim, atima vis tiek iš manęs, tai nukenčia šeima, tai tas tai apmaudu, bet iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi, kad dar man šeima leidžia treniruotis, žaisti ir tikiuosi padėti klubui. O šeimos nariai patys nemėgino, nebando žaisti beisbolą, nežaidžia? Nebando. Pas mane šeimos nariai visi merginos, moteris, tai nežinau, nelabai linkusios tas šokiai. Kas jūs, pavyzdžiui, kaip kalbėjom, kad jūs, būna tokių pamąstymų, kad gali užtekt žaist, gali metas nebežaist beisbolo. Kodėl pasiliekat vis tiek dar žaist? Nes iš tikrųjų galvoju, kad dar žaidžiu, kol žaidžiu, viskas gerai, bet žinau, kad jeigu aš nustosiu nors metus nežaisiu, paskui bus labai sunku. Nes yra žmonių, kurie žaidė, nustoja žaisti, paskui grįžta po kurio laiko. Tai, bet aš manau, kad man būtų tas labai sunku ir dėl to, kad dar metai, dar galiu žaisti, dar pažaisiu, nes jeigu tik nustosiu, mesti iš tikrųjų galima bet kada realiai, bet paskui pradėti turbūt gerokai sunkiau, tai dar kol leidžia sveikata galimybės, tai dar galvoju reikia pažaisti, tik tas ir laiko. Pasiekimais, aišku, daug jau visko ir yra buvę, tai nežinau. Čia buvo ir pernai metais laimėtas Lietuvos čempionatas, toks irgi labai smagus, nes labai daug komandai įdėjo darbo, aplinkui žmonės daug sukūrė gerą atmosferą tokią, tai tikrai buvo tokia daug pozityvaus darbo, pozityvių momentų, akimirkų, tai tas labai irgi dar vis užkuria dar smagu, tai tas toks pojūtis, kad malonumas grįžta dar su kaupu toks, irgi labai dadeda. Lietuvos čempionatas buvo laimėtas po pertraukos ilgesnės. Gan nemažos pertraukos, nežinau, 4-5 metų turbūt pertraukos, tai išsilgtas. Kaip manot, dėl ko pavyko šiais metais laimėti?
Nu, treniruotės, manau, trenerio darbas, įtaka, tokių žaidėjų toks noras, užsidegimas iš tikrųjų buvo matomas, kad nori žaisti, tai iš tikrųjų tų žaidėjų atsiradę daugiau kažkaip tokių ir grįžusių, kai ir sakau, kad buvo kur išėję, kas grįžta. Tai tas duoda tokį ir, manau, darbas, treniruotės, gal tas irgi kiek galima pralaiminėti, čia vis trūksta, vis pralaimim, tai toks noras gal pasportuoti daugiau buvo ir tikiuosi nedings tas noras. Tai kaip suprantu, kitų metų siekis irgi pirma vieta. Tai mažiausiai. Jeigu tik Lietuvoje, gal dar ir su klubu išvažiuosim į Taurę. Ir ten yra siekis laimėti kažką, o paskui gal ir dar nesimdirbo, ir dar žaisim, kas čia žino. Nuo rudenį vyks Europos čempionatas. Dar mano dalyvausit? O čia sunku, čia ne vien nuo manęs priklauso, čia nuo galimybių, nuo trenerio ir tikrai nuo fizinio pasirinkimo, ką sugebėsiu parodyti tuo momentu, vis tiek važiuos geriausiai, tai reikia papult pirmą. Kaip manot Europos čempionate? Kaip lietuviai pasirodys? Irgi čia sunku pasakyti. Manau, bandys stengtis bandys pasirodyti kuo geriau, o sportas toks dalykas, kur kartais tikrai nieko negali prognozuoti ir neaišku, kas bus priešininkai, aišku bus, bet kokios formos bus priešininkai, kokios formos būsim mes. Čia irgi toks dar rugsėjo pabaigoje, kiek suprantu, tai čia dar mes nesam taip vėlai žaidę jokių čempionatų, tai irgi nepratę. Nu, bet ruoštis reikia, tai vis tiek. O dabar po kvalifikacijos, kokius išskirtumėt, iš pačio žaidimo kvalifikacijoje, dalykus, kuriuos galbūt reiktų Lietuvos komandai patobulinti, kad geriau pasirodyti Europos čempionate? Gal pačio pasiruošimo ilgesnio reikėtų, bet labai sunku pas mūsų sporte čia sureguliuotos tokios, kad tiek daug žaidėjų vienu metu galėtų kartu treniruotis, stengti tobulėti, tai manau, čia tik tais pasiruošimas tas toks ilgesnis galėtų būti, o daugiau tai nežinau. Tiesiog kiekvienam, kuris yra kandidatas į Lietuvos rinktinės žaidėjus, tai tiesiog pačiam asmeniškai dar kažkiek įdėt pastangų. Kokias šalis esat vykęs su beisbolu? Tai su nemažai Europoje. Beveik visur. Izraelis buvęs, Amerika, Vengrijai, Čekijai. Ne, gal geriau būtų, kuriuose nesu buvęs. Europoje. Ispanijoje dar nesu buvęs su beisbolu. Tik Ispanijoje. Kurio žaidžia veiklą. Anglijoje irgi nesu su beisbolu buvęs. Nežinau, šiek tiek daugmaž tikrai labai daug kur. Ir kaip pačios kelionės? Yra kokių nuotykių įvykę per pačias kelionės? Taip, nuotykių kiekvienose kelionėse visokių yra įvykę. Yra kokių ir linksmesnių yra, kur ir nelabai linksmesnių, bet... Gal išduosit kokią vieną? Nelinksmą? Vieną linksmą, vieną nelinksmą. Jeigu sugalvosiu linksmą, tai prisiminsiu. Tada bus ir nelinksmą. Tada gal nelinksmą. Nelinksmą tai turiu vieną.
linksma buvo, tai iš tikrųjų paskui aišku viskas laimingai baigėsi, linksmas grįžau, bet tiesiog šokau į baseiną negilų ir su galva trenkiau į dugną ir prasiskėliau galvą. O Dieve. Tai vežė mane dar Belgijai čia buvo, irgi turbūt, nežinau, 97-ais, 98 metais. Tai vežė į ligoninę, švietė, siūlą ten, bet nieko, jau vakare. O čia buvo prieš turnyrą ar po turnyro? Turnyro metu čia buvo. Ai, visa. Bet nieko, laimingai viskas, grįžau. Bet paplaukiot. Ne, tą dieną nebuvo. Ačiū Jums labai, Gerai, ačiū. kad sutikot. Tikiuosi, visiems buvo įdomu klausyti ir iki kito karto.